gąsdina. Ir mums reikia į Dievą atsigręžti ir jį matyti. Toks vidinio gyvenimo stilius, kai mes nuolat knaišiamės po praeitį. Vis įvairiais prisiminimais, kurie sukelia tai susižavėjimą, tai liūdesį, tai skausmą. Ir nuolat planuojam, kas bus ateityje. Kažkada bus rinkimai šį mėnesį, šiemet, o jau galva, kaži ką išrinks, tai kaži ką čia rinks. Dirb dabar savo darbą, o negaišk laiko apie tai, kas ten kažkada bus, ką rinksi. Prašyk Dievo šviesos, kad būtum pilna dėmesio Dievui, meilės Dievui, bažnyčiai, kongregacijai, seserims. Tada ateis ta šventa mintis, ką rinkti, ir negaišk laiko dabar galų gale. Atsiprašau, gal jūs tokių minčių neturite. Tai yra, aišku, iliustracija, kaip mes bereikalingai gaištam laiko. Bet jeigu tokios mintis bus nuolat tupėsime praeitį ar ateitį, į dabartį prašvaistysime, nu kas ateis toje ateitį? Jeigu ir bus, mes tokie vargšai būsime, kaip ir dabar apgailim, kad mes gaila tokie esam, dėl to, kad pernai visus metus švaistėm brangę Dievo dovaną ir mažai su Viešpačiu nuoširdžiai kontaktavome. Daug kas buvo apsupta rutinos, apsipratimo ir tie metai išvaistyti, ne tik dienos, ne tik valandos. Ar iš viso prasminga kalbėti šitaip, tokią litaniją, vietoj pagarbios Jėzaus širdies litanijos tekstų, ar Marijos litanijos tekstų, ar nuolankumo litanijos tekstų. Jeigu būčiau geriau atsiliepusi savo pašaukimo reikalavimus, jeigu būčiau geriau sunaudojus jaunystė man duotas malonės, jeigu nebūčiau gyvenime padarius tiek klaidų, jeigu nebūčiau Dievo šitaip sunkiai žeidusi, jeigu geriau būčiau bendradarbiavusi Dievo įkvėpimais, jeigu būčiau buvusi stropesnė maldoj, nei ką ta litanija davė, ogi nieko. Ašara savimeiliška, į dar 5 po to. Šitaip galima tuos jeigu kartoti, bet ką jie duoda. Jau seniai žinai, kas atsitiko. Eik į Dievo glėbį, kuriame jau paskandinai blogį. Eik ir imk dovanas, o ne verkšlenk atsistojus ant savo praeities kranto, kur nuskendo viskas, kas buvo duota. Ar daug kas nuskendo tos dovanos, buvo išmėtytos į apsileidimo jūrą, dabar neištrauks iš to dugno. Neverk, bet eik tiesiai atgailos keliui, daryk tai, kad nereiktų verkti rytoj dėl šios dienos ir kitą mėnesį dėl šito mėnesio. Daryk, ką gali. Nes tas gailestis, toks skausmas yra daugiau iš savimeilės, o ne iš Dievo meilės. O tikras skausmas iš meilės Dievui dėl praeities klaidų veda į visai kitą situaciją. Uždega noru daryti dabar viską, kad tik to nepasikartotų, kas buvo. Tiek, kiek įmanoma. Tikras mąstymas apie pragarą tai neveda į nusiminimą, bet į dėkingumą Dievui, kad jis mane per mano nuodėmes sakytume, neįstumė į pragarą, kad aš pats nenuėjau pragaro keliu, netėjau į mirties būseną. Dievas savo gailestingumui saugojo. Ir dabar aš neturiu laiko žiūrėti, kaip ten baisu, bet turiu eiti į Dievo glėbį, kad aš niekada, mano akis nesusidurtų su pragaro reginiu. Šventoji Teresė Avilietė gavo iš Dievo dovaną matyti savo vietą pragare, kurią buvo užsipelnius savo lengvabūdiškų romanų skaitymu ir prisirišimais. Įrašė savo biografiją ir sakė, jau 6 metai praėjo nuo tos vizijos ir dabar drebu prisiminusi. Bet
ji nuveikė per tuos 6 metus, kaip ta vizija jai padėjo eiti į Dievą tolyn, kad daugiau to reginio nereiktų matyti amžinybėje ir kad kitus gelbėtų iš to pragaištingo, pražūtingo reginio ir kančių tokių pergyvenimo. Kiek ji nuveikė? Tas reginys praeitie susipelnytų bausmių ją žadino kiekvieną minutę atiduoti tik Dievui. Ir paskui jinai su pagrindu galėjo sakyti, vieno Dievo man gana. O kadais reikėjo romanų, kadais reikėjo gražių rūbų, kadais reikėjo puošnios šukuosenos, visko reikėjo. O paskui, kai ji pamatė, ką užsidirbo savo tokiu gyvenimu, žinoma, buvo ta seniai praėję, po to buvo seniai atsivertusi, ji tada visai kitaip į viską pažiūrė. Ir šiandien turime didžiąją Teresę. Todėl, kad pradėjo laikant dovaną naudoti su visu atsakomingumu ir visą laiką iš dėkingumo Dievui, kad ją išgelbė iš tokios būsenos. Darė viską didesnį tiesiog Dievo garbė ir sielų išganimą. Vienuolija savo atnaujino taip, kad ji sirgo tik vienu šventu reikalu. Kuo didesnę Dievo garbę teikti, kuo nuoširdžiausiai melstis. Patiko apie aukščiausią maldos viršūnę, ją aprašė savo knygoje Sielos pilis, paskui kitose savo veikaluose. Sesutėm įdiegė didžiausią uolumą sielų gelbėjimui. Ir taip žvilgsnis į praeitį ir į tą vietą, kurią užsidirbo netvarkinga praeitimi, ją pažadino didžiausiam uolumui. Ir mums praeities prisiminimas, kuriam nereikia skirti ištisų valandų, gali būti didelis stiprus variklis, motoras mūsų veržimuisi į Dievą. Gana išeikvotų laiko valandų ir dienų, ir mėnesių, ir metų. Aš turiu pradėti naują gyvenimą ir šiandien, nes nežinau, kas bus rytoj, nežinau, kas bus pasaulyje už 2-3 metų, kokios katastrofos gal visuotinos apims visą žemę. Aš turiu dabar padaryti visą, nes nežinau net ar rytoj būsiu gyvas. Kai mes per daug skendim praeitį, kad netaip ją praleidom, vaizduotė gali mus taip paveikti, kad mes galim įsivaizduoti, kai jau nieko iš manęs neišeis. Nieko neišeis. Į tai bandžiau. Ne taip jau labai bandžiau. Tik dabar atrodo, kad aš jau ten kažką bandžiau. Tik vienas aišku, kad labai bandžiau lengvabūdiškai praleisti laiką ir jį pripildyti niekeliais. Kažkas pasakė žodį, kuris kainavo 2 sekundės, o aš to žodžio mąstymui paskyriau 12 savaičių, kai tik pamatau tą sesę, kuri tai pasakė, o kad aš užsiplieskiu, kad per pusę mąstymo neatsigaunu. Kai pamatau koplyčioje, kad aš užsiplieskiu, kad mano pusė brevijoriaus ant nieko. Kaip aš pamatau ją prie stalo, kad aš užsiplieskiu, kad man net skrandis pradeda skaudėti. Atsiprašau, gal taip nėra, bet įsivaizduokim, čia yra perdėtas ir patirštam spalvom nupieštas seselės paveikslas. Bet va, kažkas kažką pasakė, aš paskui muilo burbulus pučiu ir savimeiliai duodu maisto, kad išauga taip, kad man paskui sunku žiūrėti tą sesutę per 2 metus. Vis reikia kovoti, įkovoti ir dažnai suklumpo, jeigu tik Dievo akivaizdą pamirštu. Taigi, nereikia gaišti laiko prie to, kas kažkada kažką pasakė, kažkur kažkas kažkur užminė man ant kokio muzolio, kurių daug turiu, kažkas kažkur man neparodė dėmesio, o aš jo labai laukiau.
Ir paskui viskas susikuria, kad aš negaliu atsipeikyti, apie kitus varstau, mastau, prognozuoju, nervuojuos, o Dievas savo tegu būna su angelais ir tegu jam teikia garbę, o aš jam nuolat parodau savo abejingumą ir jį pamirštu. Man užtenka kontempliuoti pasaulį, kuriame tiek blogio, ir aš pats kontempliuoju tą blogį, kurį kažkas kažkada kažkiek man pametė ant mano tako ar ant mano veido, kaip kokį spjaudalą užmetė. Ir aš prie to gaištu. O visai netokia mano misija gyvenime. Nei aš turiu liūdėti dėl praeities per daug, o jeigu prisimenu ją, žaibiškai mane turi, kaip į sieną atsimušiusi sviedinį, sviesti į Dievo glėbį, į uolumą. Buvo kažkas ne taip, šiandien yra galimybė kitaip padaryti, o ne įmanuoti. Per daug laiko įmanavimui, kuris reiškia grinai mano savimeilę. Ar vaikas, kuris sutepė savo suknelę, tą mergytę, taip įbliauna visą dieną. Taigi puola prie mamos, sako, mamytę susitepiau. Vis tiek, tik mamytę plaus. Įda per silpnos rankos jai viską padaryti ir įsiplaut savo suknelę. Bet į visą dieną žliums, kad suknės purvina, į visą laiką akis į tą purvą. Nu kokia nauda, kada užaugs, kada pajus motinos reikalingumą, jeigu pati viena bliaus. Bet dar vaikui visą tai dovanotina. Dar proto dovanos pakankamai nemoka naudoti. O mes tai jau protą išvystėm, vadiname suaugusiam žmonėm. O mes elgiamės pikčiau kartais mažo vaiko, kuriam ir proto šviesa dar per silpnai šviečia. Nėra išvystyta. Numušti savo ūpą, ypač po rekolekcijų, kai tik nepasiseks, pirmi žingsniai kelyje į šventumą, kai vėl suklupsiu, ir tada toj pat bus, nieko iš manęs nėra. Tai, kad per aukštai šokau, aš esu silpna vištelė, o norėjau būti ereliu. Nu, kad nėra sparniukų, ką padarysi, būsiu višta iki smerčio. Kudakuosiu, kai geras darbas pasiseks, o karksiu, kai nerasiu gerą grūdą, savimėlę tenkinančių. Ką darysi? Vištelių reikia pasaulyje. O Dievas mus pašaukė būti arais ir verštis į Dievo saulę, į tobulą meilę, ir nereikia per daug pasikuklinti, ir iš Dievo paskirtų erelių nereikia gaminti vištas. Jeigu nepasisekė, tai nepasisekimą nenešiokime kaip tas vaikelis purvina suknelę, bet pulkime į Dievo glėbį, išpažinkime jo malonės galybę, atsiprašykime, jeigu tikrai buvo mūsų kalties, nepykime, jeigu buvom silpni, nes tokie esam iš prigimties. Tik ateikime, paprašykim, Viešpatie, nuvalyk, nes tik tu vienas gali. Viešpatie, sustiprink, nes aš kitaip galiu dar daugiau susipurvinti. Viešpatie, aš tikiu tavo malonės galybę, kuri dar silpnesnius negu aš išugdėjai didžiausius šventuosius. Aš girdėjau apie Margaritą Kortonietę, kuri buvo 7 ar 8 metus paleistuvė, gyveno paleistuvingą gyvenimą, o paskui tapo didelė šventoji. Viešpatie, tu, kuris gali padaryti iš Margaritos Kortonietės buvusios paleistuvės didelę šventąją, tu ir mane gali padaryti. Aš irgi noriu iš meilės tau. Teresėlė norėjo iš meilės tau pralenkti net savo vienuolijos reformatorę šventą Teresę Didžiąją. Aš irgi noriu ko nors panašaus, kad tik tau garbę suteikčiau. Juk tau yra džiaugsmas iš paprastos akmens anglies pagaminti meno šedevrą.
aš esu tokia angli šalta, tamsi, bet tu viešpatie gali padaryti šventumo šedevrą, kuris amžiais teiks tau šlovę ir džiugins visą dangų. Aš to noriu. O šitaip po nepasisekimo reikia melstis. O ne taip, Dieve, ką man davei tokią menką natūrą, kodėl tokias bjaurias draugės, kurios mane sukurstė į blogį, kodėl tokias aplinkybės, tokia menka galva, kad aš įsiblaškau per mąstymą. Kamgi Dievui tokius nieku šnekėti? Kalbėk meilės kalbą. Dieve, aš tave noriu mylėti. Nepasisekė šią valandą, bet aš noriu mylėti. Noriu tik tai žinau, bet tavęs aš nepajėgsiu tave mylėti. Kaip tas kūdikis negalės apkabinti mamos kaklo, jeigu mama nepaims savo rankomis ir leis apkabinti. Neleis savimeiliai melstis Dievo akivaizdoje, o leis kūdikiškam paprastumui kalbėti Dievą. Mūsų malda turi būti kūdikiškai paprasta, nuolanki, įtikėjusi mūsų nepajėgumą gerą daryti ar blogą išvengti, bet Dievo nuolatinės pagalbos. Ir kai mes po nepasisekimo, po klaidos, labiau įsižiūrim į Dievo galybę, į Dievo meilę, jo gailestingumą, kai jis gali mums daugiau atleisti, negu mes nusidėti, o tada kas kita, tada sekanti diena bus šviesesnė ir dorybingesnė. Būsime įtikėję į Dievo meilę. O to įtikėjimo taip reikia. Mes sakom, aš tikiu, kiekvieną dieną kalbam, tikiu Dievą Tėvą, bet neįtikim į Dievo meilę, už tą tokie vargani esame. Tie, kurie šiandien danguje, ant jų galėtume matyti dangiškoje vizijoje užrašą. Jis įtikėjo į Dievo meilę. Ir šventasis Jonas apaštalas rašo laiške, mes įtikėjome į jo meilę. Užtat ir tapo dideli. Jeigu Judas būtų įtikėjęs į Jėzaus meilę, šiandien nekalbėtume apie jį taip liūdnai. Ir Kristus nebūtų kalbėjęs apie jį, kad verčiau jis būtų negimęs. Kai mes pradedam po nepasisekimo arba žvelgdami į praeitį svarstyti, kokie mes menki žmonės, kad netaip sunaudojam laiką, netaip meldėmės, netaip bendravom su žmonėm. Ta praeities analizė taip susilpna jėgas, išeikvoja energiją, reikalinga dabarčiai, kad paskui mes iš tikrųjų nedrįstam daryti gerą, nedrįstam akių į Dievą pakelti, prarandam kūdikišką paprastumą ir tada nėra pažangos. O mes turime elgtis kaip vaikai. Kristus sakė, jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite dangaus karalystę. Mums taip nesinori grįžti vaikystę. Nebent tik svajonėmis, kaip ten buvo gera, kaip buvo mažiau rūpesčių ir kentėjimų. O iš tikrųjų, jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite dangaus karalystę. Nes vis galvosite, man šiandien Dievo pagalbos nereikia, aš moku savom kojom eiti, aš moku planuoti savo gyvenimą, aš moku pasirinkti savo gyvenimo luomą, aš moku blaiviai kabutėse žiūrėti į kitus, įspręsti, nes aš geriausia turiu galvą, geriausiai galiu pasakyti, ko aš verta, ar tai ištvers pašaukime ar ne, aš geriausiai įvertinu žmonių elgesį ir aš pati geriausiai mąstau, geriausiai sprendžiu, geriausiai dirbu. O tokia savimeilės litanija irgi taip žmogų apakina, kai jis nenori būti mažas. Jis sakė, Dieve, aš be tavęs nieko negaliu, nei gero daryti, nei pikto išvengti. Aš be tavęs galiu tik nusidėti. O šito kūdikiškumo reikia. Net nusikaltus,
net iš Dievo gavus sąžinės priekaištų nereikia nusiminti, bet pulti Dievo glėbį, kaip tas vaikelis, kurį tėvas barė vakare, tai tu neužsirišai batų, tai tu per garsiai trenkiai duris, davė pamokslą, o tėvas susinervavęs po darbo, tai prie to vaiko kimba kiekvieno niekniekio. Vaikas kaip ėjo gultis už valandos, atėjo tetytė, pabučiavo, kaip mama buvo pamokysi, į labanakt pasakė. Nors tėvui tai buvo labai skaudu. Už ką pabučiavo? Šitiek nervų paleido ant vaiko silpnų pečių. Už ką pabučiavo? Ir jis pats nuėjo. Paskui prie jo miegančio lovytės atsiklaupęs meldėsi, atsiprašinėjo. Sakė, tu nesuprastum, jeigu aš nustebtum, jeigu aš taip kalbėčiau tau, kai tu nemiegi, bet mano sąžinė neleidžia užmigti, kol aš neatsiprašysiu tavęs. Tu esi kūdikis, o aš tave laikiau suaugusiu. Aš tam kalbėjau kaip su suaugusiu, o tu esi kūdikis. Ne šitaip aš turėjau elgtis. Aš nesu tėvas, tau nebuvau tėvas šią valandą. Ir šitą tėvo atgailos malda buvo įspausdinta viename žurnale skirtam vaikų gynimui ir premijuota. Turbūt ir mūsų kūdikiškumas tėvo širdį graudina. Kai mes patyrę ir sąžinės priekaištų nelendam kuri kampą graužtis, bet skubame į tėvo glėbį pasakyti, tu, kuris prabilai mano širdį, tu mane myli ir neapleisi, padėsi būti kitokiu, negu tokiu, kokiu aš esu ir susilaukiau tavo sąžinės, tavo priekaištų per sąžinę, kur yra tavo balsas man. Kai mes per daug pasilenkiam prie tų praeities degėsių, atrodo, kad mes tada esam visiškai užmiršę tiesą. Dievas yra čia ir tave myli. Dievas yra čia ir tau šypsosi. Dievas yra čia ir laukia tavo audiencijos, tavo susitikimo su juo. Laukia, kad jis galėtų per tavo laisvą gerą valią ateiti ir tave nuvalyti, sustiprinti, paguosti. Ateikite pas mane visi, kurie vargsat, esat prislėgti, aš atgaivinsiu. Šitaip kalba triasmenis Dievas mums kiekvieną akimirką. Šitaip kalba išganytojas Eucharistijoje kiekvieną akimirką. Ir reikia eiti prie jo, įtikėti jo meilę ir naudoti su pasitikėjimu jo pagalba, jo mylinčia širdim. Turim būti tikri, jeigu gailesčio buvo nuoširdus aktas, jeigu tuo labiau sakramentinis išrišimas iš nuodėmių, tai jau likviduota mūsų liūdna praeitis. Jau dabar mes esame begalinių Dievo turtų nešiotojai, gyvi liudininkai, gyvi paminklai Dievo beribio gailestingumo silpnam žmogui. Ir negaliu statyti klausimą, a dar jis mane mylės, a dar jis man padės, kai tiek išeikvojau jo dovanų. Vis tiek, savo žmogiškom jėgom nieko nepataisysiu. Reikia įtikėti jo meilę, kuri siunčia nuolatos malonės spindulius, tik reikia kaip radio aparatą atidaryti ir atsiverti maloniai. Dievo malonės esu, kas esu. Ir Dievo malonė nebuvo manyje bergždžia, bevaisė. Taip kalbėjo, kad žmogus, kuris kadaise buvo jaunutės bažnyčios persekiotojas Saulius, o vėliau tapo didžiuoju tautų apaštalu. Malonė jį išugdė iš bažnyčios persekiotojo didįjį tautų apaštalą, kurio širdis labiausiai tapo panaši į Kristaus širdį.
cor Christi, cor Pauli. Abiejų širdis panašią meilę sielom degi. Savo žaizdų, dvasinių žaizdų draskimų nepakeisiu situacijos geresnė. Reikia pulti tik daugiau į Dievo glėbį, nes mano bet koks abejojimas Dievo gailestingumo, malonės galybė, bet koks nepasitikėjimas Dievu yra paralyžius mano valiai. Paralyžius ir Dievo veikimui mano sieloje ir mano valioje. Viešpats užmokėjo savo sūnaus kainą už mano sielos išganimą ir aš dar galiu drįsti abejoti jo gailestingumu, nors būčiau išeikvojęs ir pusę jo turtų. Jeigu kiekvieną dieną Jėzus yra man tėvo dovana, Dievas atiduoda man Jėzų kaip nuosavybę. Turėk jį, naudokis juo, jungkis su juo ir šventėk. Kaip Dievas gali mane atmesti ar daugiau malonių neduoti, kai jis patį malonių šaltinį man kasdien atiduoda. Ir net atiduoda 100 kartų per dieną, nes dvasinę komuniją aš galiu keli 100 kartų per dieną priimti. Buvo tokių šventųjų, kurie 200 kartų per dieną priėmė dvasinę komuniją. Ir nuo to jie, aišku, neliko tingesni savo dvasiniam gyvenimui, o tik uolesni, nes nuolat tokiom komunijom kurstė uolumo ugnį, Jėzaus meilės ugnį savo širdį ir tuo pačiu sielų meilės ugnį. Dievas neteikia mums malonių praeičiai ir ateičiai, kurios mes nežinom dar, o duoda malonių dabarčiai, kad ji būtų pašventinta, kad mums būtų lengviau vykdyti Dievo valią. Nes aš dabargi gyvenu, dabar kvėpuoju, dabar galiu melstis, dabar galiu daryti meilės darbus, dabar galiu kentėti ir atitaisinėti praeities klaidas. Ir dabarties panaudojimas praeities klaidų išdildymui ir ateities pašventinimui, tai yra išmintingiausia mūsų laikysena. Žinojo tą tiesą šventoji Teresėlė, kuri taip sparčiai pasiekė šventumą. Ir dėl to poezijos posmų tai sakė, kad daryčiau gerą, kad mylėčiau tave, turiu tik šią valandėlį. Ir dabarties momento askezė, kūdikėlį Jėzaus Teresėje, kaip ir Švento Ignaco gyvenime, atliko didžiulį vaidmenį. Jie nesidairė po praeitį ir nesvajojo daug apie ateitį, o šventino bet vangos dabartį. Buvo pagrindo Šventam Ignacui verkti dėl praeities, bet jis neturėjo laiko tam. Buvo galimybės jam daug svajoti apie savo vienuolijos ateitį ir tam jis neturėjo laiko. O dabarčiai atidavė visą save didesniai Dievo garbei ir sielų išganimui. Dabartyje jis buvo pilnas pagarbos meilės Dievui ir sieloms. Užtat tokia asmenybė irgi užaugo, tokia didelė, tokia šventa. Jeigu yra žmonių, kurie į praeitį daug žvelgia ir gaišta laiko, nemažiau yra ir tokių, kurie žiūri į ateitį, ypač jauni žmonės. Dabartis tai tokia neįdomi. Kas su manim bus ateity? Kas bus 2004 metais su manim? Ar iš viso gyvensim ir ar pasaulis egzistuos? Kas ten žino? Kai vaikų dabar pirmos komunijos paklausėm, kada bus pasaulio pabaiga, sakė 2000 metais. Jeigu jų pranašystė įsipildys, tai nedaug beliko laiko. Bet jiem taip atrodo.
Kiti baiminas dėl ateities, kankina save juodom tamsiom prognozėm. Kiek dar reikės nugalėti kliučių, ar užteks sveikato, dabar širdis neritminga, kas bus toliau? O jeigu Zuzana pas mane gyvens dar pusę metų, ar išlaikys nervai? O jeigu vyresnioji antrą kartą bus išrinkta, ar aš pajėgsiu vėl klausyti, jeigu man dabar nesinori jos klausyti, sakiau, jeigu Petrė išrinks, tai tada taip, o jeigu Paulė gal irgi. Bet per šitos aš toliau antrą kartą išrinkus neturėsiu nervų kiek kentėti, nes aš juos atvirai kalbant nejaučiu simpatijos, atvirai sakant. Bando apskaičiuoti savo silpnas jėgas. Ir dažnai kapituliuoja, nieko neišeis. O velnias per vaizduotę, kai gali veikti, būtinai padarys taip, kad tas žmogus pamažins savo nervo energiją. Viena sesutė per naktį negerai miegoja, atėjo prie stalo visos nusigandusi. Kas tau buvo? Išblyškusi, apsiverkusi, kažkaip iškydreba rankos. Kas tau buvo? Per naktį verkiau. Pagalvoju, jeigu akis mano dabar tokia silpnos, jeigu aš apaksiu, kas bus su manim? 25 metai nuo to ašaro, o dar akis, ačiū Dievui, dar mato ir maldaknygę, ir savo draugės. Nu kam ta naktis, ką jin davė? Nieko, išskyrus savimeiliai maisto. Turėjo ta sesutė už 5 minučių bent jau pasakyti, Dieve brangus, davė į akis ir atsijimsi. Ar aš be akių negaliu tikėjimo akimis žvelgti tave? Baigtųsi visa istorija. Žmonės praranda ir akis, ir ausis, ir širdis neritmingai plaka, ir nepameta lygsvaros, nes žino vieną dalyką. Visko neteksiu, bet kol mano sąmonė bus neužgesusi, aš ir kol ta širdis, kad neritmingai plaks, galėsiu mylėti Dievą. Šitai pasakė ir prelatas Ežiūr, kuris buvo nepaprastai uolus Eucharistijos garbintojas ir pamokslininkas, apaštalas, dirbo labai uoliai klausykloje, sakykloje ir apkurto, nebegalėjo klausykloje dirbti. Apako, jau į tą sakyklą niekas nenorėjo įvesti. Kažkas už tą didę apaštalą bandė paguosti. Tikrai jūs dabar, kaip jūsų nelaiminga dabar būsena, jūs nei galite kalbėti pamokslo, nei klausykloje dirbti, tai tikrai koks jums nuostolis apaštalų? Nieko. Aš galiu mylėti. Va. Šiandien storą knygą apie tą žmogų parašyti. Kaip jis sugebėjo gyvenime mylėti ir net tada, kai ir akis nebeveikė, ir ausis nebeveikė, o kol plakė krūtiniai širdis, tol galėjo mylėti Dievą labiau už viską, mylėti jo šventą valią, iš meilės viską priimti. Ir aklumą, ir kurtumą, ir visokius barjerus, nes meiliai viskas pakeliama, ir kūno, ir dvasios negalės. Užtat, mielos sesės, įsižiūrėkime dabartį. Ieškokim ten galimybių mylėti Dievą, ieškokim Dievo ir jo valios, ieškokim progų daryti gerą, ieškokim progų augti dorybėse, ieškokime visose įvykiuose į mažiausiuose progą atgailai už save ir kitus, o gyvenimas tap šventas. Jeigu tai dabarčiai būsime visą savo šventą dėmesį, savo protą, valiai, širdį atidavę, ten ieškodami tik to, kurio labiausiai mums reikia ir kurio vieno užtenka, kaip šventoji Teresė sakė, Dievo, jo valios, o Dievoje surasime visą, kas jam brangu ir branginsime visą tai. Ir bėgsime nuo viso to, kas jam nepatinka. Pažvelkime dar kartą, baigiant rekolekcijas, kur mūsų mintis dažniausiai buvoja, ar praeity, ar ateity, kaip mes sunaudojam dabartį. Ir darykime šventas išganingas išvadas didesniai Dievo garbiai
savo sielos pašventimui ir kitų išganimui. Ačiū Viešpatie už visą, ką suteikė šią valandą, stiprink mus gerame, padėk mums viską iš naujo tavo akivaizdoje peržvelgti, kad atnaujintą dvasią mes grįžtume prie savo kasdienio gyvenimo darbų, rūpesčių ir kentėjimų. Marija, ištikimiausia Viešpaties tarnaitė, kuri geriausiai išnaudoja visas Viešpaties dovanas, o ypač brangią laiką. Kiekvieną valandėlę, kaip ir tu ją naudojai. Ta tiesa turi mus lydėti toliau po rekolekcijos augti, stiebtis aukštyn, gyvybių vaisius. Uždavinį savo pastatyti. Išeinu iš rekolekcijų, giliau įsitikinęs, kad Dievas mane myli, įtikėjęs į Dievo meilę. Kad tas įsitikinimas lengvai neužgestų ir kad jį būtų galima dažniau atnaujinti, reikia, kad mes sunkesnėse situacijose nesigriebtume bet kokių maldaknygių, bet pirmoje eilėje mąstymo apie Dievo meilę, kad ją pakurstytume. Šventas Ignacas rekolekcijų pabaigoje rekolektantui duoda tą tiltą jungianti rekolekciją su kasdienybė. Kad tenai nepamirštų, kad tas Dievas, apie kurį mąsčiau rekolekcijose, kurio išminti gerumą ir meilę apmąsčiau savo pareigas įmylėti visą širdimi, visą sielą, visom jėgom. Apmąsčiau, kad Dievo valia yra švenčiausias dalykas mano gyvenime. Kiekviena valanda yra skirta jo valios vykdymui. Ir kad aš ją turiu vykdyti iš meilės. Visą tai mes svarstėme, mąstėme, stipriau ar silpniau. Kelių dienų rekolekcijos neleidžia taip išmąstyti visos Dievo meilės, ypač pasireiškusios per Jėzų Kristų. Didžiosiose rekolekcijose, kurios sudaro 30 dienų, 12 dienų yra skirta vien Jėzaus gyvenimo apmąstymui, kur aiškiai liudijama, kaip Dievas myli. Paskui 6 dienos arba 5 dienos Jėzaus kančios apmąstymui, 4 dienos arba 5 Jėzaus prisikėlimo ir tolesnio 40 dienų gyvenimo apmąstymui, kur visur matosi, kaip Dievas myli žmogų per Jėzų Kristų. Juk visas Jėzaus gyvenimas yra nuolatinis nuostabios Dievo meilės pasireiškimas. Bet per mažas rekolekcijas trumputes, o vienuoliams jos yra pačios trumpiausios, anksčiau buvo 8 dienų, dabar šiaip taip patrumpino iki 6, o kraštutinė riba pilnos 5 dienos, kaip kanonai nurodo, bet liepia atsižvelgti į konstitucijas, kai kur išliko 8 dienų pilnų. Jėzuitai turi 8 pilnas dienas atlikti, metinės rekolekcijas, jokių dispensų nuo to nėra. Gali vesti 10 rekolekcijų per metus, o pats turėsi 8 dienų ir mes pats rugpjūčio mėnesį irgi turėsiu 8 dienų rekolekcijas, bendrasias, kartu su kitais broliais mums padės iš Šveicarijos vykęs buvęs provincijolas ir pravestas rekolekcijas. Per tas trumpas rekolekcijas mes tiek negalime įsibėgėti, bet labai daug padeda koncentruotos rekolekcijos viename mąstyme, tai būtent apie Dievo meilę. Ir jas reikia dažnai naudoti. Kada tik sunku, kada pasidaro tamsu, kada kažkokia neramybė braunasi į širdį, kada apsileidimas į sielą braunasi, tuoj griebtis šito mąstymo, tos kontempliacijos, tada atsigausime. Ta kontempliacija turi tokias kelias dalis. Pirmiausia,
turiu žiūrėti į Dievą kaip geradarį. Klausimas bendras toks, kodėl aš turiu mylėti Dievą? Nes jis mane myli. O kaip jis mane myli? Pirmiausia, apipila mane geradarybėmis. Tai pirmas toks punktas. Kaip saulei natūralu šviesti ir ugniai šildyti, degti, taip ir Dievui mylėti. Jo esmė yra meilė. Visas jo pasireiškimas į pasaulį yra persunktas nuostabiausia meilė. Mes jos tik tai trupučiuką pažįstam. Visą Dievo meilės kaitrą per Jėzų Kristų paliudytą mums sužinosime visuotinėme teisme. Ten bus kiekvieno žmogaus biografija atskleista. Tik nereiks 8 dienų svarstymui. Ten nebus ir laiko pagaliau. Laikas bus jau pranykęs. Bus amžinybė nesibaigianti. Bet ten kiekvieno filmas bus parodytas. Pamatysim, kodėl šitas žmogus pragare, kodėl šitas buvo tiek laiko skaistykloje, kodėl šitas tiesina į dangų. Ir bus parodyta, kad ne vienam Dievas nešykštėjo meilės. Į visus norėjo padaryti šventesnius už Šventąją Teresę ar kitus. Pamatysim. Ir tada bus labai aišku tėvui ir motinai, kodėl jo sūnus atsidūrė pragare. Ir nebus per visą amžinybę gaila, kad nėra sūnaus danguje. Pamatysime kiekvienas ir net jau savo biografiją ir savo elgėsi daliniam teisme. Viskas bus aišku, kaip Dievas mylėjo, kaip aš neatsiliepiau jo meilę. Mums patie mūsų filmas per akimirką bus parodytas ir bus mums labai labai aišku. Be jokio ginčų į derybų, kaip kad dabar kartais mes bandom padaryti, net kart prie klausyklos, bandom teisinti kiekvieną savo klaidą arba kai kurias. Tenai bus taip aišku mums, kad gėda bus įsižiot, kaip sakoma, kokiam nors dar nustebimui. Viskas aišku bus. Bet kaip Dievas veikia milijarduose žmonių per tūkstantmečius, mes dabar suvokti negalime, nebent šventų biografijose, kaip Teresėlės, ir ką matom, kiek tam vaikeliui įspinduliuota malonių. Kuo platesnė, nuoširdesnė biografija su žmogaus vidiniu pergyvenimu atskleidimu, Dievo dovanų atskleidimu, to mes matom, kaip Dievas sukoncentruoja savo meilę į vieną silpnutį žmogų. Bet šitaip sukoncentruoja į milijardų žmonių, nes jis yra Dievas. Mes niekaip to negalim suprasti. Bet mes ir esame žmonės kūriniai, nors ir tobuliausi, o Dievas yra kūrėjas, tobuliausia būtis, kurios perpras žemėje žmogaus protas yra per daug siauras ir ribotas, kad tai galėtų. Šventasis Augustinas parašė patį plačiausią, įsamiausią traktatą apie Dievo gyvenimą kaip triasmenio Dievo. Tarpusavius triasmenio Dievo santykius, tarpusavę meilę. Jau ką galėjo, kiek tik šventas raštas leido, kiek jo genialus protas leido. Viską sunaudojo ir parašė, taip drąsiai pasakė. Geresnio veikalo apie švenčiausią trejybę niekas neparašys. Ji neparašė. Jis rašė 4-5 amžiui. Ji niekas daugiau neparašė tokio idealaus veikalo. O tačiau yra graži legenda, kad šventasis Augustinas atsidūręs danguje stovi tarpdury, kaip sakant, tos salės tarpdury. Ir kažkas jį ten pastumėjo, sako, eik į vidų, ko čia stovi dabar? Kad sako, aš kai pamačiau šitokią Dievo tokį grožį, aš nustebau ir nustebėjimo nuostabos stoviu. Bet jau 300 metų kaip stovi. Norėta pasakyti, Augustinas, kuris genialiausiai prašė švenčiausios trejybės gyvenimą, pats nuėjęs į trejybės glėbį, negali per 300 metų atsipeikėti iš nuostabos. Tai norėta pasakyti,
kaip žmogui sunku pažinti Dievą žemėje. Kaip ten visa teologija totaliteraliter, kaip sakoma, visiškai kitokia, daug žavesnė, daug nuostabesnė. Užtat ir apie Dievą mes sakom, jis yra geras.